Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 3 straipsnio 8 punkto 2 daly ir taip pat Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos pranešime vandenims buvo nurodyta nedelsiant elektroniniam informavimo priemonėm ar telefonu pranešti vartotojams, kas buvo padaryta, bet tame pranešime nemačiau rodiklių ribinių verčių viršijimo skaičių. Ir taip pat nebuvo informacijos apie alternatyvų tiekimą. Gal galite pakomentuoti, kodėl? Labai trumpai, dėl alternatyvos tiekimo yra sudėtingas dalykas, kadangi čia yra mieste, su bačkom, su cisternom privežioti vandenį yra sudėtinga. Aš manau, kad yra pakankamai vandens parduotuvėse ir ištiko tai, kas ištiko, niekas nenorėjo, čia nereikėtų kažkaip suniveliuoti į vieną. Tai prašom, direktoriau, jūs. Labą dieną visiems. Taip, kaip meras sakė teisingai, čia įvyko neeilinis įvykis. Paaiškinimus mes esam davę visuose sferose, tiek viešai, tiek individualiai. Dabar dėl tų ribinių verčių galbūt teisingai tokių oficialiai nebuvo paskelbta, bet mūsų puslapį yra įdėta, kokios buvo rasta. Tai buvo rasta 1-2 kolonijos, tai kurios tokios labai didelios įtakos žmogaus sveikatai neturėjo, kadangi patys netgi mes vandentiekį nejautėm, kad yra vandenį 2-3 kolonijos būtent kolibakterijų. Dabar alternatyvaus kažkokio vandens tiekimo nebuvo galima numatyti, tai mes kaip tik visus gyventojus įspėjom, kad vandenį reikia virti, virintą galima gerti ir naudoti pilnai. Maudytis ir praustis ir taip toliau galima su tuo pačiu vandeniu, o alternatyvų vandens tiekimą numatę buvom tik tai tokiom skaudžiom įmonėm kaip ligoninės, mokyklos, darželiai. Tai pirkom žalią girę ir vežėm pagal pareikalavimą, kiek jie norėjo, jie ir dabar tą vandenį naudoja. O šiai dienai yra padėtis tokia, kad gautos jau preliminarios išvados iš laboratorijų, kad vanduo atitinka jau visas normas, bakterijos visos sunaikintos yra, tai rytoj kreipsimės į veterinarijos tarnybą, kad dar kartą patikrintų ir nuimtų visas priemonės apsaugos. Ačiū direktoriai. Ir kaip mes jau reiškia Facebook'e buvom įdėję, kalbėjom su Šilutės vandenų direktoriumi, tai mes už lapkričio mėnesį bus kompensuojama, tai yra bus skaičiuojama mažiau kubų per pusę, sakykime, kiek suvartojo šito nuo to momento, kai tas vanduo nebetinkamas maistui gaminti, reiškia šitie kubai nebus įskaičiuoti į apskaitą ir žmonės arba vartotojai nemokės už šitą, reiškia, vandenį Šilutės vandenims. Tai prašom. Tiek, aš jau pasispaudžiau pirmą, tai prašom jaunuolį palaukti. Prašau. Aš norėjau paklausti, naudodamas informaciją, kurią ką tik pateikė direktorius, ir mūsų Vydūno gimnazijoje atsirado vandens talpos, ar tai jūsų yra nupirkta, ar gimnazija iš savo lėšų turėjo pirkti? Mūsų buvo tiekiama. Buvo bendraujama su mūsų direktoriai ir ūkvedžiu, kiek reikia jums tų vandens šitų talpų, tiek ir buvo su pompa iš karto ir tiek. Bet taip orientavimas, kad kiekvienam aukšte būtų po vienas įrenginys toksai. Taip, Zigmantas Medliūnas, prašau. Aš dėl kompensavimo aiškumo tenai tik tai norėjau pasitikslinti, nes vakar, jeigu neklystu, kur pasirodė viešoje erdvėje, kad bus pusė sumos bus skaičiuojama už lapkričio mėnesį. Jūs dabar, merė, minėjote, kad už tą laikotarpį, kai buvo paskelbta, kad bloga padėtis, nes bloga padėtis, tai čia dabar kiek porą savaičių kažkur. Ar už visą lapkritį, ar tik už tą laikotarpį? Už tas 2 savaitės, kol buvo, reiškia, netinkamas vartoti vanduo. Ne, viso mėnesio sąskaita bus kompensuojama 50%. 50, tai... Mėnesio, tai. Tai žodžiu, tai aš... Už 2 savaitės, tai yra... Teisingai.
Ar čia, kaip sako, yra ar pusės tik, ar... Nu, tik ta. Gerai, Žygimtas Kulianskas, prašau. Aš dar kol vadovas yra, tai padarinius pašalinimo priežastis dabar kaip sekas tvarkyti, tenai ar vamzdyno problema, ar nustatėt jau tą priežastį, kodėl taip Priežastį atsitiko? taip, buvom pasikvietę, tokia yra uždara akcinė bendrovė Grota, kuri dirba su monitoringu visos Lietuvos vandens gręžinių ir taip toliau. Ir jie ir mes priėjom išvados, kad būtent spalio pabaiga, lapkričio pirmosios dienos buvo liūtis, kadangi mes matom ir pagal lietaus kritulių iškritimo skaičių ir papuolusi nuotekų kiekį į mūsų tinklus, tai jeigu mes vidurkiais taip imdavom po 4000, tai per šitas 4-5 dienas buvo apie 8-10 tūkstančių kubų atėjo į mūsų valymo įrenginius. Ir viena iš gręžinių buvo matyti apsiėmęs lietus ir papuolė į koloną vanduo nuo žemės su gruntu ir matyti nepastebėjom ir per laiką užaugo tos bakterijos ir papuolė, bet sakau, labai nedidelis kiekis. O galiu paaiškinti, kodėl, aišku, daug kas sako, kodėl jūs netikrinat ir taip toliau. Per visą tiek metų, kiek Šilutės vandenis tiekia vandenį, niekada Šilutėj tokio dalyko nebuvo, kadangi vanduo be jokio oro tarpo, be jokio nėra tiesiai į 100 metrų gręžinių papuola gyventojam. Tai lyg tai nereikėdavo tokios didelios savikontrolės ir monitoringo daryti, kad buvo nustatyta, kas 3 mėnesiai buvo įmami šitie mėginiai ir viskas buvo gerai. Nu dabar papuolė šitai papuolė. Tai... Ačiū direktoriui. Taip, Lijana Lekavičienė, prašau. Aš norėjau paklausti, įrenginiai yra labai seni, kaip ir kalbėjome per komitetą. Gal jau žinote, ką darysite, tvarkysite, ar jau bus bandoma įsigyti naujus? Ne, naujus. Aš skaitau, kad kol kas ne, bandysim tvarkyti taip esamą padėtį ir žiūrėsim, nes kadangi tikrai matom, kad reikalingumo nėra. Ir viskas yra sutvarkoma, tik tai reikia atlikti savikontrolę. Supratom, direktoriau, taip. Žygimantas Kulianskas, prašau. Tai dabar po šito įvykio buvo tas periodiškumas tyrimų kas ketvirtį, ar ne? Ar bus pakoreguotas periodiškumas, ar ne? Taip, jau dabar turim sudarę programas, turim suderinę jau beveik su veterinarijos tarnyba, kas kiek jie važiuos, kiek mes pirksim mūsų laboratorijoje įrangą, kad būtų galima pastoviai tikrinti šitą dalyką. Tikrai žinom šitą ir jau dabar tikrai žiūrėsim. Ačiū direktoriui už atsakymus. Taip, tai toliau dėl vandenų